smagu, kad Kaune atsirado dar vienos varžybos. Kaip matote, labai gausus šokėjų būrys, ypatingai jaunesnių šokėjų grupėse. Galbūt sezonas jau įsibėgėjęs ir visi labiau pasiruošę. Šokėjų lygis tikrai aukštas, organizatoriai stengiasi ir, aišku, suvaldyti tokią masę šokėjų nėra lengva, tačiau teisėjai yra patyrę, vyr teisėjai, taip pat organizatoriai daro viską ko geriausiai. Aš manau, kad šios varžybos galėtų ateityje tapti ir aukštesnio rango, galbūt Lietuvos reitingo varžybomis, nes tiek data, tiek organizacija yra tikrai labai gera. Can you feel the bass? Mes su vyru nusprendėme remti šį renginį, todėl kad mūsų sūnus Lukas lanko šių sportinių šokių klubo Svajos šokius ir papuošėme šią salę tamsiai bordinės geltonos spalvos gėlėmis, todėl kad jos asocijuojasi su rudeniu, juk rudenį vyksta mūsų šventė. Ši šventė yra pilna emocijų, puikių įspūdžių, o beje mes ir patys su vyru mėgstam šokti ir mūsų tik tai trenerių dėka gavome pradmenį šokių. Ir dar vienas jūsų ketvirtfinalio šokis, tai džaibas, kviečiu pirmąją grupę. Visų pirma, man labai malonu ir labai patinka toks faktas, kad labai geras organizatorius Jurga Vaškevičiūtė su savo varžybom atsikėlė į Kauną, į namus. Ir Kauno regionas turi dar vienas gerai organizuotas gausias varžybas. Kad viskas sklandžiai vyksta, tai mes dabar visi matom. Kad labai gausų yra šokėjų, vadinasi, varžybos yra reikalingos ir geros. Ką norėjau pažymėti, kad ypač mažieji šokėjai turi išskirtinį rengėjų dėmesį, gauna dovanėlės, gauna tokią papildomą dėmesį ir manau, kad ne tik šiom varžybom pritraukia dalyvius, bet ir šokiams. Manau, kad Jurga su savo klubu daro tikrai labai gerą darbą ir mūsų šokių sportas po tokių varžybų tikrai tampa labiau žinomas, labiau mėgstamas ir iš dalies tokių varžybų dėka. Dar noriu padėkoti Kauno rajono šitiems sporto rūmams. Jie mus remia tom, kad leidžia mums čia būti, leidžia rengti varžybas, nes čia yra labai palanki erdvė. Yra geras plotas varžybų, yra geras žiūrovų sąlygos žiūrovams. Yra gerai atvažiuoti iš visų pusių. Vienu žodžiu, aš traktuoju kaip idealias sąlygas rengti tokio masto šokių varžyboms. Dar noriu palinkėti visiems šokių mėgėjams, šokių tėveliams, šokėjams, treneriams, žiūrovams, visiems žmonėms noriu palinkėti geros sveikatos, meilės šokiui, džiaugsmo šokiui.
mūsų svajos klubo varžybos, rengiamos kartą į metus. Čia susirenka labai daug draugų, labai daug palaikymo, gauname šiltos emocijos ir jauki salė. Mūsų grupėje varžosi 6 poros. Tikėkime, mūsų visi konkurentai yra pasiruošę varžytis. Smagu, kad šios varžybos susilaukė daug rėmėjų ir dėl to finalininkų porų prizai yra tikrai šaunus. Mūsų lotynų programoje yra 15 porų, o standarto 12. Tikimės, kad galėsim sušokti savo geriausią šokių variantą ir visiems varžybų dalyviams linkime parodyti, ką jie sugeba ir šokti geriausiai jų šokį. Augustas ir Kamilė. 10 Dovydas ir Gabija. 21 Apora, Dangus ir Eglė, Svaja, Kaunas. Ir fotografuojame šias paras. Pabūti Tarzanė turbūt. Fotografija atminčiai. Sveikinu visus nugalėtojus, sveikinu visus varžybų dalyvius. Ačiū visiems, kas šiandien visą dieną buvote čia, Garliavos sporto centre. Sportinių šokių varžybose Kauno taurė 2015. Ačiū, iki susitikimo šokių aikštelėse kitose varžybose.